Treneri, tai koks jūsų komentaras apie rungtynės? Rungtynės tikrai buvo smagios, manau. Iš tikrųjų nesitikėjau iš islandų, kad žaidžia visai neblogai, gan greitą žaidimą žaidžia, bet mes žaidėm savo žaidimą ir jiems reikėjo prie mūsų pristaikyti. Mes pamatėm po pirmo kėlinio, kaip jie žaidžia, pakoregavom, kaip mums reikia žaisti ir manau rezultatas gavosi gerai. Ir iš tikrųjų Panksai atrodo nepadarė daug klaidų, praleido tik vieną įvartį, galbūt trečias šiek tiek toksai neramus kėlinys, bet ar tai parodo, kad jūs iš tikrųjų ruošitės kažkaip specifiškai šitam varžovui? Ne, šitam varžovui mes paprasčiausiai žaidėm savo žaidimą, ką mes bandom žaisti ir Latvijos čempionate. Tai daug kas gavosi šiandien, tai manau, aišku, išimtas gale minutės tokios nereikalingas, tai visai neblogai sužaidėm. O rytoj laukia Narvos ekipa, galbūt žinote kažką, gal matėte šiandienos rungtynės, o jeigu nematėte šiandienos iš anksčiau, gal žinot, kaip jie žaidžia, ko galima tikėtis? Nu, iš tikrųjų mačiau tas rungtynės, tai reikės žaisti su jais tikrai, bet, manau, islandai geriau atrodė negu estai, tai tikrai išeisim, kausimės ir tikėkimės gerą rezultatą. Ačiū. Prašau.